Labas vakaras visiems. Ir šiandien mes pradedame 4 meditacijos pradedančiajam dalį. Ir šiandien mūsų tema yra meditacija lauke arba gatvėje. Kaip mes galime medituoti lauko sąlygomis? Ir iš tiesų kalbant, meditacija pačioj pradžioje yra rekomenduojama pradėti nuo sėdinčiaus pozicijos, kai mes tiesiog esame susitelkę į save, į savo kvėpavimą. Ir laikui bėgant visa ši meditacija, visas šis potyris persikelia į mūsų gyvenimą ir mes automatiškai išmokstame būti čia ir dabar, nepriklausomai nuo ten, kur mes esame. Taigi šiandien aš jums duosiu keletą patarimų, kaip mes galime perteikti meditaciją būtent lauko sąlygomis. Ir jeigu jūs klausėte praėjusias dalis, jūs jau turite bendrą supratimą, kas yra meditacija, nes pirmoje dalyje mes kalbėjome apie meditaciją. Vėliau mes sužinom tokius dalykus, kaip meditacija įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų protą, kaip mes elgiamės gyvenime pagal savo mintis ir iš kur kyla visos problemos. Ir šiandien mes perteiksime meditacinę patirtį į savo gyvenimą įvairiapusę prasme, ne tik tais sėdint ar būnant kažkokioje vienoje pozicijoje. Nes pati meditacija, kaip ir minėjau, tai yra tiesiog būsena be minčių, tai mūsų savistaba. Ir ta savistaba gali būti praktikuojama, kad ir kur mes bebūtumėm. Taigi medituodami lauke mes galime susitelkti į save. Mes tiesiog galime, eidami ramia gatvele, ten, kur nėra didelių eismų, tiesiog susitelkti į savo kvėpavimą, sukoncentruoti į savo vidų dėmesį. Ir tiesiog kvėpuodami palengva galime eiti ar parko keliuku, ar kažkokiu mums priimtinu keliu, kuriame nėra ypatingos sumaišties, ypatingai tai yra rekomenduojama, kad kaip pradedančiajam, nes lauke meditacija yra gan sudėtinga dėl to, kad pastoviai yra judėjimas, judesys. Tačiau jeigu mes sugebame atrasti ramesnę vietelę, mes galime pradėti nuo ten ir tiesiog galime susitelkti į savo kvėpavimą ir tiesiog palengva įkvėpdami ir iškvėpdami mes juntame, kaip oras išeina ir ateina ir mes tiesiog einam. Jeigu yra tam tikra vieta, suoliukai, tai labai puiku, nes mes tada galime atsisėsti, įkvėpti, iškvėpti, tiesiog natūraliai kvėpuoti, stebėti savo kvėpavimą. Taigi pirmiausia duosiu pratimą, kuris padės medituojant
eiti ir stebėti savo kūną, savo judesius. Ir eidami mes tiesiog galime stebėti savo žingsnius, galime sutelkti savo dėmesį ties kojomis ir tiesiog pajausti, kaip mūsų pėdos paliečia žemę, kaip dedame žingsnį ir pakyla koja, nusileidžia. Ir visas šis judėjimas mes tiesiog stebime savo kojų judesius, tiesiog stebime savo žingsnius ir dėmesį sutelkėme ties savo kojomis. Tada mes tiesiog galime įkvėpti, iškvėpti ir vėl tęsti stebėjimą. Tiesiog dėmesį nukreipti į savo pėdas. Palengva žingsniuoti, jausti, kaip mūsų pėdos paliečia žemę, pakyla ir vėl nusileidžia. Ir visa šis eisena, kryptinga eisena mums įveda į meditacinę būseną. Tada mes tiesiog galime stebėti savo kūną, savo eiseną, poziciją, kaip mes judame, stebėti rankas, kojas. Tiesiog susitelkti ties savo judančiomis kūno dalimis, ties keliais. Tada sugrįžti prie savo kvėpavimo. Ir toliau sekti savo kūno judesius. Tai yra ta dalis, kai mes tiesiog stebime savo eiseną, savo judesius. Vėliau mes tiesiog galime pereiti prie išorės objektų. Mes galime stebėti aplinkoje esančius objektus ir sutelkti dėmesį ties jais. Mes galime matyti medžius, praeinančius žmones. Mes tiesiog matome, stebime, esame čia ir dabar. Ir būdami čia ir dabar mes sutelkėme savo dėmesį ties aplinką. Ir įdomiausia tai, kad kai aš pradėjau patirti gilesnės patirtis, kai pasiekiau tam tikrą dvasinį lygmenį, aš pamačiau, kad tas pats kelias, kuriuo aš eidavau per savo gyvenimą 1000 kartų, jisai tapo vis kitoks. Tai kiekvieną kartą einant tuo pačiu keliu vis kita patirtis ir atrodo nėra jokių nuobodulio jausmų, nuobodumų. Kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus mąsto apie tam tikrus objektus kaip įprastus, kaip žvelgia juos paviršutiniškai, nemato juose grožio, tada jisai sukuria jiems etiketę, kad tai yra žinoma, kad tai yra jau matyta ir jis vis siekia pasitenkinimų iš vis naujų objektų, nes kaip žinome, vis nauji objektai, pavyzdžiui, keliaujantiems žmonėms suteikia kažkokį laimės potyrį, pasitenkinimų jausmą, nes objektai keičiasi, nematyta. Na vėlgi tai vyksta dėl mūsų reakcijų į aplinką. Tačiau jeigu mes iš tiesų nesiekime reaguoti į aplinką išoriškai, jeigu mes tiesiog siekime pamatyti kiekvieną aplinkos dalelę, kiekvieną aplinkos objekto grožį, jeigu mes eidami pro medžius, tiesiog stebime juos, matome jų šakas, lapus, jų formą, tiesiog stebime juos,
Ir tame momente, toje būsenoje čia ir dabar mes galime patirti grožį. Ir visiškai nesvarbu, kad tai medžiai, pro kuriuos mes periname kasdien. Nes daugelis žmonių šių dalykų visiškai nepastebi. Ir jeigu žmogus galvojamas mąstų ką nors ir eidamas keliu, galvoja apie tam tikrus dalykus, kuriuos reikės atlikti, apie savo darbus, pareigas, jis negali mūsų supančių grožių. Ir jis mano, kad kažkur kitur yra geriau negu čia ir dabar, kad ši vieta, mano gyvenama vieta, tai yra tiesiog mano vieta įprasta, nuobodi, ir jeigu aš kažkur keliausiu, aš kažką darysiu kitaip, mano gyvenimas nuo to bus gražesnis. Tačiau, iš esmės, jeigu žmogus sugeba pažinti grožį kiekviename momente, tada jis, kad ir kur beeitų, ar tuo pačiu keliu, ar būtų kelionė, jis mato grožį kiekvienoje detalėje. Taigi, kad ir keliaudami, jūs galite pastebėti grožį bet kokiam seniau įprastam objekte, kad ir stebėti, tiesiog einant stebėti medžius, stebėti augalus, žolės lapeliai, krintančius lapus nuo medžių. Tiesiog galima stebėti aplinkui bėgiojančius šunis ar kates, visą tai, kas mus supa. Ir mes, kai sutelkėme dėmesį į šiuos objektus, mes iš tiesų pradedame juos matyti. Kai mes atsiduodame pilnai savo dėmesį juos, tada mes iš tiesų tampame jungtį su jais. Jeigu žmogus gyvena kažkokiai gamtos teritorijoje, jisai gali tiesiog išeiti ryte, įkvėpti, pažvelgti aplinkui ir tiesiog stebėti šį grožį. Net galima tiesiog atsisėsti ramiai ir tiesiog stebėti savo sode žydinčias gėles, žvelgti vieną gėlę, matyti jos lapus, stiebą ir tiesiog susitelkti ties tą vieną gėlę, paskirti jai minutę ar dvi ir tiesiog medituoti ją. Ir iš tiesų tai galima daryti su visais aplinkoje esančiais objektais, o ypatingai su gamtos objektais, nes jie nuteikia ramiai, ramina, skleidžia teigiamą atmosferą ir tas ryšys su gamtos objektais, su gamtos sukurta augalija, gyvūnija, mums sukuria stipresnį ryšį, mums padeda pažvelgti į save, padeda suprasti tą ryšį, kodėl mes esame čia, kodėl mes siekime gyventi harmonijoje, kaip medžių ošimas ar gėlės lingavimas pučiant vėjui. Tiesiog mes matome tai ir išmokstame džiaugtis tuo, ką matome aplinkui. Ir tai atsiranda grožis iš to. Taigi mes tiesiog stebime aplinką, mes tiesiog matome, susitelkime apie objektus. Jeigu ateina mintys, mes galime sugrįžti ties kvėpavimu ir įkvėpti keletą kartų stipriau. Tada sugrąžinti būseną ties aplinkoje esančiais objektais, stebėti juos, matyti. Ir tiesiog būti čia ir dabar.
Taigi dabar tiesiog galime įkvėpti ir iškvėpti, atsisėsti ant savo kėdės tiesiai. Nuleisti rankas į žemę ir ypatingai jeigu esame gamtoje, galime tiesiog atsisėsti ant žemės ir įremti žiaunus į žemę, į žolę ir sakyti: Motina Žemė, priimk iš manęs visą neigiamą energiją, išvalyk mane. Ir šiuo būdu mūsų dėmesys, mūsų ryšys su žeme yra labai stiprus. Mes tiesiog paliečiame delnai žemę ir sakome: Motina Žemė, išvalyk mano visą neigiamą energiją, sustiprink, sugrąžink mano jėgas. Motina Žemė, sugrąžink mano visą neigiamą energiją, sustiprink mano jėgas, suteik man teigiamų potyrių, džiaugsmo ir laimės. Aš esu dėkingas tau, kad paimi iš manęs visą neigiamą energiją, kurią aš nešioju, kurią aš renku iš aplinkos. Ir dabar aš ją atiduodu tau. Tada mes galime padėti dešinę ranką ant kelių, kairę ranką sulenkti ties alkūne atgal ir pasakyti: Motina, tegul visa neigiama energija išeina į orą. Paimk iš manęs visą neigiamą energiją. Tegul oras paima iš manęs visą neigiamą energiją. Tegul palieka tik tai, kas yra teigiama. Aš atiduodu visą neigiamą energiją. Tada galime padėti kairę ranką ant kelių, dešinę nuleisti į žemę, paliesti savo delnų žemę ir pasakyti: Motina Žemė, priimk mano neigiamą energiją, išvalyk mane.
Tada tiesiog galime padėti abi dvi rankas ant kelių, įkvėpti, iškvėpti, sekti savo kvėpavimą. Įkvepiame ir iškvepiame. Įkvepiame sulig 3, 1, 2, 3 ir iškvepiame sulig 3, 1, 2, 3. Įkvepiame sulig 3 ir iškvepiame sulig 3. Įkvepiame 1, 2, 3 ir iškvepiame 1, 2, 3. Tiesiog įkvepiame 1, 2, 3 ir iškvepiame 1, 2, 3.
Ir tiesiog galime sutelkti vėl savo dėmesį ties pakylančia ir nusileidžiančia krūtine, įkvėpti ir iškvėpti. Ir tiesiog stebėti savo kvėpavimą. Ir tiesiog tai galime atlikti būdami gamtoje, sėdėdami patogią pozicijoje. Tada vėl galime atsistoti. Taipogi atsimerkti, jeigu mes užsimerkime, arba tiesiog galime stebėti tam tikrą gamtoje esantį objektą, ar gėlę, ar medį, jūsų pasirinkimas. Ir tiesiog vaikščiodami po lauką, vaikščiodami po tam tikrą vietą, ar parkas, ar sodas, mes tiesiog matome aplinkui esančius augalus, medžius, gėles, ar tai žmonės, gyvūnus. Ir tiesiog leidžiame tam būti, nesipriešiname, nevertiname. Tiesiog matome viską čia ir dabar ir priimame. Ir šiame momente mes pajuntame ryšį su mumis supančia aplinka. Ir tas ryšys mums suteikia džiaugsmą, laimę, pilnatvę, pasitenkinimą. Pasitenkinimą, kuris ateina iš čia ir dabar, kuris visada buvo čia ir dabar. Tik mes nebuvome ten, kur galėjome būti. Čia ir dabar. Taigi ačiū Jums. Manau, kad sužinojote šiek tiek apie meditaciją lauko sąlygomis. Tiesiog pasinaudokite šią galimybę, nuraminkite savo protą ir atsiduokite aplinkai. Ir nebūtina visada mąstyti, galvoti, ar einant į darbą, ar einant gatve. Mes tiesiog galime pailsėti, mes tiesiog galime nustoti galvoje, pailsėti. Leisti savo pailsėti prieš darbą, tiesiog keliauti į darbą ir tada atlikti savo pareigas. Ir tai iš tiesų labai padeda prieš tam tikrą sudėtingą veiklą, ar tai darbo pokalbis, ar kažkokia sudėtinga situacija. Tiesiog mes atsiduodame šiam momentui ir sutelkime savo dėmesį į vidų. Ir tada atėjus laikui dirbti mes, ar kažkokiai kitai veiklai, mes jau būtume pailsėję ir nusiteikę atlikti šią veiklą. Be susijaudinimo, be nerimo. Tiesiog iš čia ir dabar. Taigi ačiū Jums, kad klausėte, ir šis kursas buvo įvadas į meditaciją, susipažinimas, kas yra meditacija, kad tai yra labai paprastas reiškinys, labai paprastas dalykas, kuris padeda kiekvienam. Taigi ačiū Jums dar kartą ir visų geriausių. Čia buvo Būk tas pokytis autorius. Iki susitikimų.